Pieninė grūdų branda yra lemiamas metas ne tik grūdų dydžio formavimuisi, bet ir jų kokybinių savybių užtikrinimui. Todėl šiuo metu taikomas kokybinis papildomas tręšimas tampa itin svarbus, kai kalbame apie reikšmingus kainų skirtumus tarp kviečių kokybės klasių. Būtent šiame etape didžiausią naudą duoda 3 elementai, tai yra azotas, siera ir kalis. Kiekvienas iš jų prisideda prie skirtingų, bet tarpusavyje susijusių fiziologinių procesų. Šio tręšimo tikslas – pastambinti grūdus ir vargstančius apatinius, paskatinti užsipildyti maisto medžiagomis ir kad augalas tų apatinių grūdų neatmestų. Žvelgiant į dabartinę situaciją, žali besimaitinantis lapai rodo, jog fotosintezė vyksta vis dar efektyviai, todėl ir kokybinis tręšimas turėtų naudos. Toks purškimas ne visada gali pasiteisinti, bet dabar sąlygos tam yra tikrai palankios. Turime pakankamai drėgmės ir yra tinkama oro temperatūra, ko pastaraisiais metais mes iš tikrųjų neturėjome. Atvirkščiai, tokiam tręšimui sąlygos būdavo per sausos ir būdavo per karštą. Nuo šių metų birželis išsiskiria dideliu drėgnumu, nes kritulių iškrito beveik 2 daugiau nei įprasta norma ir ta pati tendencija fiksuota ir gegužės mėnesį. Tai sudaro iš tikrųjų palankės sąlygas kokybinio tręšimo atlikimui, nes pakankamas drėgmės kiekis užtikrina elementų efektyvią absorpciją ir taip didėja maistinių medžiagų transportas iš apačios į viršų į grūdus. Nepamirštant aišku to, jog tinkama tręšti dienomis, jei vyrauja ne aukštesnė nei 22 laipsnių temperatūra, jei dienomis oro temperatūra pakyla 26 ir daugiau, tuomet purškimus reikėtų atlikti vakarais ar naktimis, nes ant įkaitusių lapų trąšų absorpcija mažėja ir didėja nudeginimo rizika. Azotas šiame tarpsnyje yra kritiškai svarbus grūdų baltymingumui didinti. Tyrimai rodo, kad siera sustiprina azoto pasisavinamumą, derinant sieros ir azoto trąšas kartu pasiekiamas didžiausias grūdų baltymingumas. Sieros augalai reikalauja mažiau nei azoto, bet jos trūkumas gali tapti ribojančiu veiksniu grūdų glitimo kokybei. Siera dalyvauja sieros turinčių aminorūgščių, pavyzdžiui, cisteino, metionino biosintezėje, kurios yra būtinos stiprių glitimo jungčių formavimuisi. Jei trūksta sieros, augalas negali įsisavinti azoto į baltymus efektyviai ir baltymų kiekis arba krenta, arba jų kokybė blogėja. Tai ypač aktualu smėlingose dirvožemiuose. Pavaizduota baltymų kiekio priklausomybė nuo azoto tręšimo skirtingomis sieros tręšimo sąlygomis, tai yra su siera ir be sieros, parodo, kad taikant sieros ir azoto tręšimą, grūdų baltymingumas didesnis. Vadinasi, sieros trūkumas riboja azoto paėmimą baltymų sintezei. Kalis šiame etape tiesiogiai veikia grūdų užsipildymą. Taip yra todėl, kad kalis reguliuoja cukrų ir kitų organinių junginių pernešimą iš augalo apačios į viršų. Be pakankamo kalio kiekio šis pernešimas sulėtėja, o grūdai lieka smulkūs ar ne visiškai subrendę. Be to kalis palaiko vandens balansą, osmosinį slėgį ir padidina atsparumą karščiui bei padidina fermentų aktyvumą. Net jei azoto atiduota buvo pakankamai, tačiau augalui trūksta kalio, grūdo užsipildymas gali būti netoks efektyvus. Iš grafiko matyti, jog azoto kiekis grūduose didėja kartu su atiduodamu kaliu. Tai parodo, kad kalis skatina tiek azoto absorpciją, tiek jo transportavimą į grūdus, dėl ko didėja baltymų koncentracija. Rekomendacija kokybiniam tręšimui galėtų būti karbamido 15-20 kg ar daugiau mišinyje su kalio sulfatu. Jei rinktis ne karbamidą, tuomet tai galėtų būti skysti produktai, pavyzdžiui, azotas su siera, ir priklausomai nuo produkto sudėties naudoti atitinkamą normą. Jei tai mūsų atstovaujamas amonium TS, tuomet rekomenduojama norma galėtų būti 5 litrai, irgi mišinyje su kaliu nuo 1,5 iki 2 litrų į hektarą. Dėl tręšimų rekomendacijų kviečiu kreiptis į Skandagrą regiono vadybininkus.